D1 sporto organizacija tik už saugų eismą gatvėse. Raginame atlikti drifto važiavimus tik uždarose trasose ar aikštelėse gavus leidimą. D1 sport komanda prašo nepraktikuoti pavojingo važiavimo miesto gatvėse. Šiandien laidoje Vilniuje vykusio Autoplius Lietuvos drifto čempionato 3-ojo etapo apžvalga. Interviu su Dariumi Kepežinsku ir grįšime į Alytų, kuriame vyko Bateriai Pro lygos etapas, bei pasigrožėsime vaizdais iš Baltarusijoje vykusio čempionato. This board a plane without no destination. Take your time, you're gonna need some patience. Birželio 21 dieną Vilniuje vyko Lietuvos Autoplius Lietuvos drifto čempionatas, į kurį atvažiavo 17 dalyvių. Į top 16, nepaslaptis pateko 16, dėja Mariui Dijokai nepasisekė, nes kvalifikacijos liko paskutinės su 73 balais. Top 4 Autoplius Lietuvos drifto čempionate susitiko pirmoje kovoje Kęstutis Petronis ir Timas Simniška. Timas Simniška su savo agresyvesniu važiavimu nugalėjo Kęstutį Petronį ir pateko į finalą. Andrius Čibirka susikovė su Kęstučiu Kelpša iš Drift Devil komandos atvažiavęs iš Klaipėdos. Taipogi buvęs Lietuvos drifto karalius Andrius Čibirka įtemptoje kovoje nukovė Kęstutį Kelpšą ir pateko į finalą, kuriame susitiko su Timu Simniška. Lietuvos drifto čempionato finalinė lentelė atrodo taip. 4 vietoje liko Kęstutis Kelpša, pralaimėjęs prieš Andrių Čibirką. 3 vietoje Kęstutis Petronis, 2 vietoje Timas Simniška ir 1 vietoje Andrius Čibirka. Praeitą savaitgalį su D1 sport komanda išsiruošėme į Baltarusiją. Norėtumėm mes padėkoti būtent varžybų organizatoriams, nes pasirūpino, jog sportininkai per sieną pravažiuotų vos per 5 minutės, nebuvo jokių kliūčių. Nuvažiavus šeštadienį į trasą mes galėjome visą dieną treniruotis. Būtent Gediminas Levickas treniruočių dieną buvo pats stipriausias, važiavo tikrai agresyviausiai, didžiausių greičių ir didžiausių kampų.
Taipogi mūsų vienas komandos narys ir draugas yra iš Baltarusijos. Žinoma, jisai dalyvavo taip pat. Won't accept all the rules in it. I'm a fool, made bull, no mule in it. Hella cool, sharp tools on full limits. Dope record, go call Guinness. This moment, let's own it, yeah, we all in it. One foot in the government, one foot in the soul. Mix up all the rubbish then, turn that grit to gold. One foot in the government, one foot in the soul. Mix up all the rubbish then, turn that grit to gold. Fly that grit to gold, turn that grit to gold. One. Let's get busy, yeah, who's with me? All these lights and they oh so pretty. Labadiena visiems patys televizijos žiūrovams. Šiandieną laida Drifting su D1 Sport atvažiavo į Startline garažą, kuriame matome stovi ant stendo Dariaus Kepežinsko automobilis ir šiandieną mes jį pakalbinsim. Taigi sveikas, Dariau. Sveikas. Na, iš tikrųjų norėčiau iš karto paklausti, Dariau, prieš kiek laiko pradėjai užsiiminėti šito sportu ir galbūt kaip tu susidomėjai? Čia visi turbūt pradėjom gana senai, mūsų čia ratas draugų. Turbūt stipriausiai pradėjom treniruotis ir bandyti su Čipu, su Čipirka. Prisijungė Vasiliauskas paskui, jau senai buvo senas vilkas Andrius Miciūnas, jau jisai mums buvo kaip pavyzdys to laiku. Pradėjom po truputį važinėti, pradėjom po truputį tobulint, užsikabinom ir turbūt
4 kokie metai, daugiau. Pasakyti nedabar, skaičiuot reikia. Na, nuo tavo pirmųjų varžybų, praėjus tam tikros, karjeros tavo laiko, buvai padaręs pertrauką. Būtent kodėl? Todėl, kad galbūt prirėmė prie sienos visai finansiniai reikalai, nes buvo nebeįmanoma buvo konkuruoti, buvo tik tai pro lyga, dabar atsirado street lyga. Tai su silpnesniu automobiliu visai atsiranda galimybės vėl važiuoti, vėl dalyvauti varžybose. Taip kad ir finansų žymiai mažiau reikia. Už nugarų ir stovi dabartinis tavo bolidas, tai būtent dizelinis variklis. Pirmoje laidoje iš karto po varžybų tave kalbinau, sakiau, Dariau, kodėl po Vilnių ar ne dizelinis variklis? Sakei, kad kietai atrodo, ne? Na, bet vis tiek, tos techninės charakteristikos, ką tau leidžia trasoje ir galbūt kur riboja būtent dizelinis variklis. Ir nuo pradžių galbūt pradėk pasakyti, kodėl tai pasirinkai, iš kur ta mintis tau kilo pasirinkti būtent dizelinį variklį? Tai nuo pradžių, kaip minėjau, tai prasme, visų pirma, tai nėra važiuojančių. Buvo įdomu pasibandyti, nėra, kad būtų sportui žiedė. Esu matęs, dizeliniai automobiliai važiuoja visai neblogai. Tai žiedininkai visai yra išbandę tą kaip pasakyti, kantrumą variklio. Jis turi resursą tokiem, kaip pavadinkim, laužimui. Neaišku, kiek čia visi varikliai skirtingi, aišku, kiek čia laikys neaišku kas, bet pastebėjau, kad tie galingumai yra visai neblogi, kurie tenkintų Lietuvos, kaip pasakyti, drifto lygį. Tai galima čia konkuruoti. Vėlgi pasikartosiu, daugiau į street lygą orientuotas yra, bet startuoju pro lygoje. Aišku, rezultatas atitinkamas, nes konkurentai gerokai galingesni. Tai va, ir šiai dienai su nedidelėm investicijom, kaip ir su galingumu, praktiškai esam jau išsisėmę. Kiek dabar ir kiek turim galios. Tai dabar ant stendo mes dar spaudžiam jau paskutinės, galima sakyti, sultis iš to būtent, kas yra dabar sumontuota. Ir žiūrėsim, paskui jau prasideda kažkokios tai labai didelės investicijos, bet priklausys viskas, kaip čia pasibaigs sezonas ir rėmėjų klausimai ir taip toliau. Žiūrėsim taip toliau, kokios bus mintys, nes pats variklis investavus jisai dar gali. Tai būtent šiai dienai, kaip matom, automobilis stovi būtent Starline garaže, tai kas jiem yra daroma? Tai va, visų pirma, nelabai geras pasirinkimas buvo, kad vidury sezoną pradėjom tobulinimo darbus, bet taip gavosi, kad Turbo servisas, Turbo System iš Vilniaus padarė naują, visiškai naujos kartos hibridinę turbiną ir prašė, pasiūlė išbandyti. Tai va, sumontavom turbiną. Starline'as pasisiūlė padėti su programiniais reikalais ir kol kas esame išspaudę 350 arklių ir 770 sukimo momento. Bet dar gatvėje nėra bandyta, treniruotėse dar bandysim gal ateinantį savaitgalį ir tada bus aiškiau, kas iš to gavosi. Na, Dariau, ką veiki be drifto? Dirbu su vairuotoju 20 metų, auginu vaikus. Būtent Dariau, važiuoji drifte, vis dėlto sportas, kad ir kaip būtų pavojingas, kaip ir bet kuris autosportas. Ką apie tai sako tavo šeima, žmona, palaiko, pergyvena, kartu džiaugiasi? Tai va būtent, tai driftas iš esmės, jeigu nedalyvausi EBC, tarkim, kur dabar laukiama bus prie Ąžuolo, ten varžybos leidimasis nuo kalno, statymas 200 ir taip toliau, iniciacijos greitis baisinis. Vienu žodžiu, tai kaip mes čia važinėjom Lietuvoje, tas yra pakankamai iš autosporto srities, tai aplamai
yra gan saugus sportas, galima sakyti taip. Greičiai nedideli, čia mes važiuojam to vietiniai lygoje ir nemanau, kad žmona kažko labai jaudinasi ir iš tikrųjų labai palaiko, nes pasirinkęs esu tokį pakankamai saugų sportą, nekalbu kaip ralis arba žiedas yra, tai ypatingai Nemuno žiedai, tai yra labai pavojingas sportas, tai neskaitau, kad tai yra labai, tai yra daugiau šou. Tai žmona važiuoja kiekvienas tavo varžybas? Priklauso nuo kaip močiutės, ar pažiūri vaikus ar ne, bet jeigu varžybos vyksta atviresnėje vietoje kaip Kėdainiai, tarkim, tai atvažiuoja visa šeima, nes ten pilnai užtenka vietos, nes maži vaikai, tai jiem reikia erdvės. O kaip Vilniuje ar kažkur būna Alytuj, tie mažesni tech parkai, tai ten daug žmonių, tokie grūstis, tai stengiamės vaikus palikti, bet atstovauja žmona praktiškai visos varžybos. Dar kartelį sugrįžkim tuomet į Vilnių, būtent kai laimėjai Vilnių Priozo 3 vietą, tą dieną šventėjai gimtadienį. Tada tavęs klausiau, kaip švęsi, pats baisiai nežinojai, tai būtent kaip atšventėjai savo gimtadienį ir savo 3 vietą. Tai gimtadienis, tai galiu pasakyti, kad tikrai buvo turbūt geriausias mano gyvenime, nes visi sveikino, dalyviai sveikina, žiūrovai sveikina, komentatoriai sveikino, dainavo ilgiausių metų ir taip toliau. Paskui 3 vietos apdovanojimas, tai buvo labai gera gimtadienio dovana. Šventimo kažkokio tai nebuvo, važiavom namo, vėl šeimyniniai reikalai, pavargę ir taip toliau. Bet tai buvo tikrai labai geras gimtadienis ir labai gera atmosfera buvo visą dieną, plus varžybos, taip kad superinis reikalas. Kaip kiekvienoje laidoje tampa tradicija paklausti seniau važiuojančių sportininkų klausimų. Matome mes Street lygoje tikrai daug naujų veidų. Būtent ką palinkėtum pats tiems sportininkams, kad pasiektų, tarkim, kad ir tavo lygį, vis dėlto 3 vieta yra, manau, tikrai labai gera vieta. Na, atvirai pasakius, tai Hebra šiandien netgi pirmus metus, kai kurie važiuoja Street lygoje. Bet drąsiai galiu pasakyti, kad jie jau pasiekė mano lygį, taip kad tikrai gautų finansavimą, geresnę techniką, super. Ta prasme, yra kurie matau veidų, kurie važiuoja taip pat metų kaip aš ir sunkiai sekasi, galbūt treniruočių mažai, ar atvažiuoja tik į varžybas kartais, bet matau vis pažįstamų veidų, kurie jau tikrai matosi, kad senai turi automobilius. Gal mažai dalyvauja tiesiog ir automatiškai rezultatas nėra geras, nes čia reikia daug dirbti, reikia daug treniruočių. Jaunimas turi daug laiko garaže praleidžia ir tobulina savo automobilius, tobulina savo įgūdžius. Iš tikrųjų, tai ką mes vadinam Street lyga, tai nėra reali Street lyga, nes tikra Street lyga yra Latvijoje, kada automobiliai yra visiškai standartiniai, negalima jo modifikuoti nei kuom, nei rankinio ten perdarimų, visiškai. Tai yra tikra Street lyga. Mes realiai turim Pro AM. Jeigu taip sulyginus, tai turim Pro AM, tai va, jisai yra, būtent atitinka tai, kas vyksta, tarkim, Latvijoje, tai yra Pro AM. Tai va, tai pas mus nėra Street lyga, pas mus žymiai stipresnė Hebra ir nieko čia kalbėsiu. Jeigu mes paimtumėm važiavimą procentaliai, kiek priklauso nuo pačio vairuotojo, kiek priklauso nuo automobilio, nuo technikos? Kaip manai? Sunku pasakyti. 50-50 tai turbūt, kad ne. Nes turim, kad ir va to Street lygoje vadinamoje, pas mus tai kaip važiuoja jaunimas su praktiškai standartiniais varikliais atmosferiniais, tai jie padaro 70-80% darbo vairuotojas. O kitą kartą matai tikrai su galingu automobiliu ir vairuotojas visiškai su juo nesusitvarko ir nieko nepadaro. Čia labai individualus reikalas. Pasimatysim Klaipėdoje. Labai tikiuosi. Tai tuomet viso geriausio. Ačiū tau už pokalbį. Ačiū visam.